Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Antrasis gavėnios sekmadienis. Nuo pat pradžios žmonija sprendė Dievo klausimą intuityviai pripažindama, kad yra aukštesnė būtis. Kol Viešpats dar nebuvo apsireiškęs, žemės gyventojai sudievindavo gamtos jėgas ar reiškinius, dieviškų savybių priskirdavo žmonėms. Tačiau situacija pasikeitė tuomet, kai Dievas pilnai save apreiškė Jėzuje Kristuje, kuris atėjo tarnauti žmonėms ir savo gyvybę atiduoti už kiekvieną iš mūsų. Didžiulis džiaugsmas pažinti begalinę Dievo meilę žmogui ir į ją atsiliepti. Šį sekmadienį bažnyčiose skamba apaštalo Pauliaus laiško romiečiams žodžiai: Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Mielas klausytojau, ar kada susimastei apie tai, kad Dievas yra tavo pusėje, kai sieki gėrio, kuri grožį, daliniesi šypseną, rodai pagarbą ir meilę visiems žmonėms, neišskirdamas jų pagal pažiūras, tautybę, rasę ar kitus požymius. Dievas visuomet nori būti su tavimi, bet ar tu nori būti visuomet su juo? Ar kartais, sekdamas sūnaus palaidūno istoriją, nenori palikti Viešpatį ir be jo kurti savo gyvenimą? Kaip svarbu vėl grįžti prie pradžios, grįžti prie šaltinio, grįžti prie Dievo. Mums, krikščionims, toks atskaitos taškas yra krikštas, kurio tampame Dievo vaikais. Gavėnia yra laikas krikštui prisiminti ir išgryninti savo pasiryžimą gyventi pagal Evangeliją. Šiandien daugelis pakrikštytųjų gyvena drungnai. Nei jie meldžiasi, nei klauso Evangelijos, nei ieško savo gyvenime Dievo valios. Anot apreiškimo knygos, jei esi nei šiltas, nei šaltas, bet drungnas, tave išspjausiu iš savo burnos. Drungnumas labai patinka piktajam. Gavėnios laikas tebus kovos su drungnumu metas. Jei esi pakrikštytas, jei esi tikintis, palik tamsos darbus ir visa širdimi atsigręžk į Kristų. Tam jau atėjo metas, nes Dievo karalystė arti. Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gavėnios kelionė.